Jėga, nuostabu. Pakvieskim Darių Kaplūną, kuris yra Šilo progimnazijos direktorius. Ir pasitikit irgi labai labai šiltai. Taigi, sveiki visi, su gera nuotaika susirinkę čia. Na ir šiandieną pabandysiu trumpai, glaustai pristatyti Ukmergės Šilo progimnazijos patirtį pakeliui į įtraukųjį ugdymą. Įtraukusis ugdymas. Šita nuotrauka simbolizuoja mano pirmą pažintį su įtraukiuoju ugdymu. Tuo metu, prieš 14 metų, dar jaunas pradinių klasių mokytojas, tai aš vidury mokslo metų gaunu žinią, kad klasę papildo vienas mokinys. Sako, jisai truputėlį toks ekspresyvus. Gerai, viskas tvarkoja, ateina tėveliai, pasišnekam, ateina mokinys, pasirodo tas mokinys nekalba, nerašo, neskaito, yra daugybė kitų sutrikimų ir pirmos dienos va tokios. Grįžtu namo, nežinau, ką daryti. Tai žinokit, buvo toks laikas, kai rankos tiesiog svyro, apie mokinio mokytojo padėjus kalbos dar nebuvo. Galvoju, ką daryti? Ir tada kažkaip tai gimė ta mintis, kad juk yra vaikai kiti, antrokai. Kodėl jų neįtraukti į ugdymą? Ir žinokit, tas pavyko, tai yra į įtraukųjį ugdymą įsitraukė visa klasė. Tuo metu dar tokios savokos įtraukusis ugdymas dar švietime nebuvo. Bet dabar aš jau suprantu, kad tai buvo pirmas kartas, kada aš supratau, kad bendruomenė, tai yra, kad ir maža klasės bendruomenė gali padaryti daug daugiau negu vienas ar du žmonės. Kas aplamai tas įtraukusis ugdymas? Ko gero, kiekviena mokykla, kiekviena bendruomenė, netgi vadovai turi skirtingą supratimą, kas yra įtraukusis ugdymas. Ir labai sunku eiti visiems viena kryptimi, kai turime tarsi vežimą, tai yra įtraukųjį ugdymą, kurį vieni traukia į vieną pusę, kiti į kitą, treti į trečią ir taip toliau. Tai kas tas įtraukusis ugdymas? Ar tai yra baubas, ar tai yra galimybė? Tam, kad išgryninti, kas tai yra, mes svarstydami Ukmergės pažangos planą, jį ruošdami, galvojame, kaip padaryti, kad tas įtraukusis ugdymas iš baubo taptų galimybę. Šiandieną pristatysiu keletą priemonių. Tai yra labai paprasti dalykai, labai lengvai pamatuojami, bet jie leidžia įtraukųjį ugdymą padaryti lengvesniu, su galimybė siekti aukštesnių tikslų kiekvienam, kas yra svarbiausia. Pirma priemonė, kurią mes įsigijome tūkstantmečio mokyklų programos dėka, tai yra tylos kabinos. Kai aš pirmą kartą šitą idėją pristačiau vadovų pasitarime, tai ne vienas vadovas taip, mintise taip sako, kas čia sako, dušo kabina? Sako, ką tu čia žiūrėsi kaip jaunas, ta prasme, kad kažkas taip prausėsi šitoj tylos kabinoje ar dušo kabinai. Žinokit, aš net suabejoju, ar tikrai tai verta įgyvendinti mokykloje, ar tikrai tai duos kažką tai tokio naudinga. Su nerimu laukiu, kada jos atkeliaus į mokyklas. Ukmergėje turim 3 mokyklas, kurios turi po 2 kabinas. Ir pirma diena, kai yra pastatyta kabina, koridoriai. Matau, pamokos metu atbėga vaikas. Rėkia, iš paskos padėjėja bėga, ten jau griūdama. Vaikas vidury koridoriaus išgriūna, spardosi, rėkia, plėšosi. Padėjėja, kaip tik mane pamatė, žiūri didelėm akim, sako, nežinau ką daryti, sako, gal galima į tylos kabiną vestis.
Sakau, kaip tik, ką tik baigė montuoti, ką tik duris įstatė, sakau, pabandykit. Jis šiaip netaip tą vaiką prisikalbina, paima už rankos, beveik įtempia, atsidaro tos durys, įeina ir žinokit, tai, ką aš matau, mane sukrėtė iki šiol. Aš apie tai galvoju. Vaikas tarsi atrodo į kitą pasaulį pateko, durys susidarė, dairosi. Matot, va ten yra kėdės tokios ganėtinai aukštos. Vaikas pats, ten trečiokas berods buvo, užlipa ant tos kėdės, atsisėda, su mokytoja padėję pasišneka, durys atsidaro, mokytoja išeina trumpai iki klasės, grįžta su knyga ir ką aš matau, tas vaikas skaito, mokosi skaityti. Jį pamokoje suerzint galėjo bet koks dalykas, tai yra autizmą turintis vaikas. Tai tiesiog draugo kepštelėjimas ar bet koks kitas dalykas. Tai, ką aš pamačiau tuo metu, aš supratau, kad tylos kabinos tikrai yra reikalingas. Mes jau beveik metai laiko, kaip turime tas tylos kabinas, jos yra tik tai 2, labai gaila, kad tik 2. Ir jos skirtos ne tik tai tokiem atvejam, kai turbūt beveik visos mokyklos turi klasį, kuriuose yra vaikai, kurie tiesiog negali visos pamokos išbūti ir jiem reikia nusiraminti. Bet mes nenaudojame tik tai SUP vaikam šitų kabinų. Tai yra ir ypatingai gabiem vaikam galima panaudoti. Ir netgi labai tinka, nepatikėsit kam. Tai yra tėvelių pokalbiam su auklėtoju. Įsivaizduojat, turbūt situacijų tokių turėjot ne vieną, kai ateina tėvelių ir aplinkui jau iš karto visi klauso, kas kur pasakė, ką pasakė. Įėjo į kabiną, tyla, ramybė ir žinokit, net ir tėveliai iš karto kitaip elgėsi. Tai va. Tai žinokit, jeigu atsirastų galimybė, žinokit, tai yra nuostabus dalykas. Jeigu prieš tai apie tylos kabinas net ir mokyklos darbuotojai sakė, čia prisgalvoja direktorius kažką tai. Tai dabar, žinokit, mokytojo padėjėjas prašo, sako, gal galima būtų daugiau jų įsigyti. Tai vienas iš tų mažų žingsnelių, bet jos tikrai duoda ateičiai didelį žingsnį priekį. Sekanti priemonė, kurią mes įsigijom, tai yra interaktyvi siena. Tai jau nėra kažkas tokio labai naujo, bet labai svarbu, kur bus ta siena sumontuota. Nežinau, jeigu kas nors iš mokyklų čia esančių jau turi susimontavę, tai bent jau mums siūlė ją montuoti sporto salėje. Atrodytų viskas labai gerai. Didelė siena, sportuojam, žaidžiam, bėgiojam, lakstam ir panašiai, įtraukiam visą klasę, bet juk sporto salė yra užimta paprastai. Ir patekti į ją bet kada nelabai galės, nes klasių daug, užimtumas didžiulis. Mes sugalvom, kad tą interaktyvę sieną reikia patalpinti, turim tokią mažą, nedidelę karatė salę. Taigi toje salėje mes patalpinome, įrengėme interaktyvę sieną ir jūs neįsivaizduojat, kaip jinai leidžia mokiniam per žaidimą mokytis matematiką, lietuvių kalbą, tiesa, pasaulio pažinimą nebėra, dabar gamtos mokslus, fizinį, bet ką. Ir kas svarbiausia, vaikai įsitraukia, tai įsitraukia labai greitai, bet žinokit, kai pas mus atvyksta kolegos iš kitų rajonų ir, sako, parodykit, pabandysim. Tai kai pabando, paskui jau reikia sakyti, jau gal jau baigiam, gal išjungsiu ir einam toliau pažiūrėti, nes nespėsim. Tai iš tikrųjų, žinokit, tikrai irgi rimtas dalykas. Tik iš karto patarimas, jeigu kas norėsit daugiau apie interaktyvę sieną sužinoti, tai per pertrauką galėsit prieiti, nes čia dabar nenori būti kaip reklamos agentas. Toliau, interaktyvus smėlio stalas. Tai ko gero labiausiai jau paplitusi švietimo įstaigose priemonė. Labiausiai jinai naudojama ir tinkamiausia, mano nuomonė, tai iki mokyklinėse įstaigose ir pradinėse klasėse. Čia vaikai per žaidimą, mažiukai vaikai, prieš mokyklinukai, iki mokyklinukai, pradinukai, pirmokai, antrokai, jie darydami, pavyzdys, matot smėlį, čia iš jūsų kairė pusė, iš mano dešinė. Formuojam vulkaną
pilstom smėlį, pilstom. Jeigu teisingai suformuoja, įsiveržia dūmai. Tai įsivaizduojat, ką tai reiškia vaikui, kuris, tarkim, labai prastai valdo ranką. Jisai, dirbdamas su smėliu, lavina savo smulkiąją motoriką. Ir net nejaučia, kad jisai per žaidimą mokosi. Juk vaikas, kuris turi sutrikimų, tu jam, jeigu pasakysi, tu turi ten tą kažką tai daryti, tai kas bus? Žviegimas, rėkimas ir jokios naudos. Tai šitie tokie paprasti dalykai padaro įtraukųjį ugdymą žymiai lengvesniu ir palengvina tiek mokytojo, tiek vaikų, tiek bendruomenės tėvų, gyvenimą, jeigu taip atvirai pasakius, gyvenimą palengvina. Ši programa leido pagerinti daug dalykų. Štai yra keletas iš jų, ką Šilo progimnazija gavo dalyvaudama TUM programoje. Bet, mano nuomonė, pagrindinis dalykas, ką laimėjo kaip loterijoje Šilo progimnazija ir aplamai visos mokyklos, kurios dalyvauja TUM programoje, tai yra supratimą, kad maži dalykai lemia gerus mokymosi rezultatus ir geresnę atmosferą, geresnį bendradarbiavimą tarp visų grandžių. Ir man dabar įtraukusis ugdymas tai yra galimybė, ne baubas. Ir aš tikiuosi, kad visų mūsų Lietuvos mokyklų dalyvavimas programoje leis aplamai švietimą pakelti į tokias aukštumas, į kokias mes lygiuojamės. Tai yra į Suomiją. Kaip bebūtų, Suomija iš tikrųjų yra pažengę labai toli. Todėl manau, kad jeigu mes tikėsim, tai mes ir pasieksim. Bet pirmiausiai turime susitvarkyti su savo galvomis. Žinokit, ir aš labai ilgai tvarkiausi, kol susitvarkiau. Tai jeigu susitvarkys vadovas, susitvarkys sekančios grandis, tai žinokit, tikrai mūsų švietimo laukia šviesi ateitis. Ir kaip Ukmergė sako, kad švietimas eis koja kojan į priekį. Ačiū. Dar pabūdžiu. Ačiū labai. Šiaip jūs taip tas tylos kabinas pareklamavot gražiai, kad... Nevadybininkas, ne. Tikrai. Jo, bet kilo toks noras gal ir namie tokia visai nieko. Bet jūs sakot, kad būtų lik ir poreikis daugiau, nes gaila yra tik tai 2. O kiek tada būtų poreikis, pavyzdžiui, jeigu taip idealiu atveju čia svarstant hipotetiškai? Šiaip žinokit, realiai tai... tarkim, mūsų mokykloje yra 25 vaikai, kurie turi didelius poreikius arba labai didelius. Tai yra faktiškai visi su autizmo. Tai tiek ir faktiškai vos ne visada reikia, ne visada, bet bent jau 12 reikėtų. Kita problema, kad ne visos mokyklos turi vietos, kur jas galima būti statyti. Nes jos yra pakankamai didelės. Tik tai jeigu kas pirksit, tylos kabinas, aš tai jau vadybininkas. Jau dirba. Pažiūrim, ar kas nors jau turi? Ne mažiau kaip 2 vietės, nes vienvietės nereikia. Ar jūs bandėt vienvietę ir nepasiteisino, ar kodėl taip sakot? Pasižiūrėkime, ar yra kas nors, kas irgi jau turi tylos kabinas? Neskaitant Ukmergės. Pakelkit rankas, neskaitant Ukmergės. Matot, niekas. Naujovę pristačiau. Yra šiek tiek. O kai jūs sakot, žiūrėkit, kad galva, aš suprantu, kad čia tiesiog toks gražus pasakymas, arba nelabai gražus, tvarkiausi galvą ilgai ir pats. Tai ką ten labiausiai reikėjo tvarkyti? Pas psichiatrą nebuvau. Ne, tai nieko tokio, jeigu ir būtų reikėję. Bet šiaip iš tikrųjų, žinokit, kai pareini į namus ir galvoji, ką daryti, nes realiai tu neįsivaizduoji, kaip vesti pamoką, tai įsivaizduokit, sėdi tau suolą daužo ir tai visą pamoką. Tai, suprantat, yra iš tikrųjų surasti, kaip jį įtraukti, būtent įtraukusis, kaip įtraukti. Ir žinot, kas man padėjo, kaip ir sakiau, vaikai, sako, žinokit, jis mėgsta labai piešti, su pirštu. Tai aš jau matau, jeigu jau tik prasideda tas suolo daužimas, popieriaus lapą, vandens, vaikai atneša jam dažus, atidaro,
dirba. Kad vaikai irgi įsitraukia, tai tikrai būtinai, nes žinokit, į traukų jį turi įsitraukti visi. Pradedant valytoje, kas yra svarbiausias asmuo mokykloje, baigiant direktoriumi. Gerai, ačiū labai už jūsų šitą pasidalinimą. Darius Kaplūnas, Ukmergės Šilo progimnazijos direktorius.